Taigi antroji tema, kurią paliesime, bus plati, bet šiek tiek sugrupuosime, neišsiplečiant, pašnekėsime apie pagrindinius dalykus, kas sudaro Saulės elektrinės komplektą. Jeigu teisingai išsireiškiau, tai būtų apie inverterius, modulius, pačią konstrukciją ir pridėtinės dalis, kurio reikia, kad Saulės elektrinė veiktų. Tai pradžioj, kadangi tu pas mus dažniausiai ir daugiausiai gilinėsi, tai gedukai, paprastai kalbant, paprastai žmogui suprantama kalba, inverteriai, jų yra dalinai 3 tipai. Šiaip iš principo rinkoje kaip ir 2 tipai, teisingai, bet mes galėtume pašnekėti net apie 3 tipus, kaip hybridinis, pilnavertiškas hybridinis inverteris ir nehybridinis. Tai tada dar 4 turėtum daryti, dar off-gridai. Off-gridai, okei. Tai va, tai šiek tiek apie kiekvieną žmogui, kad suprast, nes tikrai rinkoje dabar ypatingai daug žmonių klausimų būna, gal man dėtis hybridinį, galbūt man šitas inverteris yra geras, jisai yra hybridinis, noriu šito inverterio, jo kaina yra pigi. Tai va trumpai, kad žmonės suprastų, kas yra iš tikrųjų tas hybridas, kas yra nehybridas. Gamintojus galim sakyti, ne? Aš manau, gal nevartokim tiesioginių gamintojų, nebent tuos, kuriuos mes siūlome klientams arba dirbame su... Ar galiu nesiūlom. Arba tai. Tai pradžiai gal nuo off-grido, nes paprasčiausia, iš esmės tada off-gridas reikalingas tuomet, kai jūs neturit prisijungimą prie ESO. Greičiausiai čia Lietuvoje toks populiariausias pavyzdys, turit kažkokią sodybą, kurioje nėra elektros ir norėtumėt atsivest, bet ten sako, jums kainuos 20 000 tam, kad atvestumėt elektrą. Tai toj vietoj galima jau galvoti apie off-gridinį inverterį, kuris jungiasi tik su baterijom ir nėra ten kažkokių didelių mechanizmų, kurie būtų jau tuose aukštesnės klasės inverteriuose. Tai kaip pavyzdys hybridinėse. Tai hybridinis pilnavertis, jisai turi daug funkcijų, tai reiškia, jisai gali dirbti su tinklu, tai yra iš ESO, gauti, atiduoti elektrą ir perduoti į bateriją, saugoti ir iš jų paimti, kada reikia namams ir taip toliau. Tai tas funkcionalumas labai platus. Ten kalbant apie tam tikrus gamintojus, tai turi net ir tokių funkcionalumų, kur gali prijungti prie savęs generatorių, dizelinį, tarkim. Ir tuo pačiu užkurti esant poreikį. Ir tarkim, automatiškai, jeigu išsikrovė batareikos, nėra saulės ir nėra tinkle elektros, jisai automatiškai duoda signalą, kad užsikurtų pats dizelinis generatorius. Ir jeigu teisingai žinau, tu mane pataisyk, kiek klystu, iš generatoriaus netgi galima pasikrauti ir akumuliatorius. Būtent per tą gamintoją, apie kurį tu paminėjai. Tai tų tokių rimtų jau hybridinių yra, bet aišku, kaina jų irgi atitinkama. Jeigu taip žiūrėt labai paprastai, dažniausiai jie yra apie 2 brangesni negu standartiniai, ta prasme, inverteriai. Dabar kalbant apie standartinius inverterius, kurie labiausiai paplitę pas mus Lietuvoje, ko gero, galima būtų taip sakyti, tai jie skirti tam, kad Saulės elektrinė galėtų veikti ir atiduoti elektrą tiek į tinklą, kai per daug jos pagaminam, tiek pasimti namai, kai tos elektros nepakankamai gamina Saulės elektrinė. Tai čia toks paprastas variantas ir prie jo nėra galimybės prijungti baterijų. Tai reiškia, kad jeigu jūs jį nusipirkot, niekada negalėsite susijęti su savo Saulės elektrinė baterija. Nebūtinai niekada, bet be papildomų prietaisų, kurie nėra pagaminti šio gamintojo dažniausiu atveju. Taip, ir net su tais papildomais prietaisais mūsų pačių tikriausiai galim pasidalinti patirtis Vokietijoje yra, ta prasme, kur montavom su papildomu prietaisu baterijas, nėra labai jau ten tas sklandus, ta prasme, veikimas. Dar manau, technologijos. Apie sklandumą aš iš vis pasakyčiau, kad jo nėra, nes visų pirma, čia aišku paliesime dar ne su pilnais hybridiniais inverteriais, tai aš manau, kad tas papildomas prietaisas yra apskritai marketinginis triukas, nes jis naudoja tik vieną fazę. Paimkim, jeigu mūsų paprastas tinklas, kolegos žino, tikrai turi 3 fazių elektros tinklą, tai tas prietaisas gali atiduoti tik vienai fazai papildomai. Kitaip tariant, mes galime papildomai su papildomai prietaisu užmaitinti, pavadinkime, tik šaldytuvą, ar tai šviesas ir panašiai. Ir dar tam visam klausimui papildomai reikia kvalifikuoto elektriko, kad jis sugebėtų perinkti jūsų paskirstymo skydą ir bendroji sumoji matematiškai, aš mėgstu paskaičiuoti, Gediminai, tu pats mėgsti paskaičiuoti, tai gaunasi brangiau nei įsigyti normalų hybridinį inverterį, kuris pilnavertiškai užpildys visą sistemą. Tikrai taip. Tai, bet kalbant apie hybridinius inverterius ar ne, tai
pagrindinis klausimas yra atsiperkamumo. Dažniausiai žmonės sako, tai gerai, jisai kainuoja brangiau, bet tai jisai man naudą neša ar neneša. Tai šitoj vietoj kol kas galima būtų konstatuoti taip, kad reikia nepamiršti, kad jeigu norit, kad hybridinis inverteris išnaudotų savo galimybės, jums reikia pirkti ir baterijas. Baterijų kaina vėlgi yra didelė. Mes taip preliminariai skaičiavimus atlikom, ekonominė nauda iš baterijų pirkimų yra tokia, kad jinai atsiperka vėliau negu kad baigėsi ciklų skaičiai baterijai. Tai ta prasme, realiai nėra ekonominės naudos. Aišku, kas gali padėti? Gali padėti parama baterijoms. Pernai metais ten buvo 1 milijonas paramos skirtas, išgraibstė visi per ten valandą ar 2. Žadėjo likitai, kad bus daugiau, kol kas tylu ramu, sunku pasakyti, kol kas neprognozuojamas dalykas, bet paramos dydis tikrai yra reikšmingas ir su parama tikrai ekonominis atsiperkamumas jūsų baterijom yra. Kitas dalykas, mes nežinom, kas bus su ESO įkainiais. Kad ir šiais metais visi čia labai, kaip sakant, garsiai išnekėjo, kaip čia mus apgaudinėja ESO, bet apie tai gal kada nors vėliau pasikalbėsim. Tai tarkim pakilo tas pasaugojimo mokestis ten nuo 5 centų iki 7 maždaug ten taip grubiai per kilovatą arba ten nuo 12% iki 30 ar vieno kiek ten, ne? Tai bet jeigu tas mokestis ESO kils, atitinkamai tuo labiau atsipirks baterijos. Nes baterijos ką duoda, tai reiškia, kad tuomet, kada yra perteklius saulės elektriniai pagaminta energija, ją patalpinam pas save į baterijas, tada, kada mums jos trūksta, mes pasiemam iš baterijos pasinaudojam. Ir atitinkamai to kiekio mes neatiduodame ESO tinklus ir už tai nemokam to pasaugojimo mokesčio. Tai kuo tas pasaugojimo mokestis didesnis, tuo ekonominė nauda baterijos yra didesnė. Greičiau atsipirka. Taip, tai kaip pavyzdys irgi čia kiek teko girdėti Vokietijai, nesu pilnai tikras, ta prasme nenoriu apsimiluoti, tik tai taip maždaug preliminariai. Tai Vokietijai ta ESO pasaugojimo kaina yra apie 18 centų, pas mus kaip pavyzdys 7. Tai įsivaizduokit, koks jau yra skirtumas ir atitinkamai mes Vokietijai praktiškai statom vien tik hibridinius inverterius. Nepamirškim, Gediminai, Vokietijai, bet vėlgi, jeigu mano informacija yra tiksli, Vokietijai man teko girdėti, kad kiekvienas iš namų ūkių gauna beveik prilygstamai 100% paramą įsirengti būtent baterijas savo namuose. Nežinau, kiek ta informacija yra tikslinės, pasakoju mūsų pažįstamas vokietis. Ir jeigu kalbos barjeras nemaišė, aš teisingai supratau, jisai paminėjo, kad beveik 100% yra dengiama valstybės pačios baterijos įsigijimas. Visa įranga yra perkama kliento, bet pačios baterijos įsigijimas yra beveik dengiamas iš valstybės pusės. Neatmetu galimybės ir jeigu tiesą pasakius pažiūrėti į mūsų lietuvišką praktiką pernai metai to milijono, tai jeigu gerai pamenu, viena, kaip čia 10 kWh baterijų parama buvo siekia apie 4000 eurų. Aišku, tuo metu tas buvo dar pikas ir pačios baterijos kainavo ten apie 6000 eurų. Tai 10 kWh baterija. Tai 10 kWh baterija. Tai tas nebuvo 100%, jeigu taip skaičiuotų ar ne, bet jeigu tokio pačio dydžio paramą paleistų dabar, tų baterijų kaina dabar yra apie 4,5, ten 5000 eurų, tai yra beveik 100%, jeigu taip žiūrėtų paprastai. Tai net metu, prasme, tų gandų ar, kaip sakant, komentarų iš Vokietijos. Okay. Dar labai trumpai vėlgi neįsiplečiant apie vieną iš inverterių tipų, norėčiau būtinai paminėti, kad žmonės, kurie žiūri, kurie galbūt domisi arba ieško informacijos apie patį inverterį, kad yra inverterių, kuris nėra hybridinis. Paimkim taip, ar ne? Arba pavadinkim jį hybridiniu. Deklaruoja hybridinį. Teisingai, galbūt rinkoje sako, mes esame hybridinis inverteris, ar ne, teisingai yra tokių. Tai vat būtent vienas iš jų yra gana garsus brandas ir jisai skelbia save kaip hybridinį inverterį, ne? Bet iš principo, kaip hybridinis inverteris neturi realiai jokių panašių funkcijų, tai ne? Jisai priimkim tą patį baterijų atidavimą į tinklus. Jisai turi tik vienos fazės grąžinimą elektros į tinklus. Nors jisai pats yra trifazis. Tai jisai yra pats trifazis, o atidavimas iš baterijų yra vienfazis. Tai nėra pilnavertiška sistema. Apgavystė. Taip. Kitas dalykas, jeigu mes įsigijame hybridinį inverterį, ar nėra taip, kad mes norim dingus elektoriui turėti elektrą? Ar nėra taip, kad mes susistatom bateriją savo name, sumokam 6, 7, 8 tūkstančius eurų ir mes norim dingus elektrai, tebūnėjo, nežinau, sutruko kažkas namuose, elektra nutrūko, norim turėti elektrą, mes jos neturim.
Tai ar tai yra pilnavertis hybridas? Nu, nemanau. Ne. Tai negalime vadinti kaip pilnaverčių hybridų. Todėl vėlgi labai siūlyčiau klientam arba žmonėm, kurie domisi to, pasidomėti, ką tas inverteris jums duos iš tiesų ir ar tai nėra tik skambų žodžiai, mes esame hybridinis inverteris, kaip paminėjai. Nes hybridinis inverteris iš principo, jis turi savyje turėti daug daugiau funkcijų ir galimybių namuose pasiimti elektrą, atiduoti, pakaupti, subalansuoti tas pačias fazes, nes fazių balansavimas irgi yra viena iš funkcijų inverteryje. Tai vat labai svarbu būtų pasidomėti prieš renkantis inverterį, kokio tipo inverterį jums iš tikrųjų reikia ir neatmestinai galbūt jums užtenka ir paprasto to hybridinio inverterio, kuris nėra pilnavertis hybridas. Ja, čia svarbu labai neapsigauti, nes tas, ta prasme, vadinamas aš esu hybridinis inverteris, jisai yra sąlyginai pigus, ta prasme, praktiškai vos ne kaip paprasto standartinio inverterio kaina, na gal šiek tiek didesnė, ne? Ir tas marketinginis triukas, maždaug aš esu hybridas už ne hybrido kainą, nu labai visiems patinka ir groja, bet vat, kaip tu paminėjai, iš tikrųjų yra labai didelis skirtumas tarp to tikrojo hybrido ir to tokio ale hybrido. Tai va tas svarbu irgi žinoti. Tuomet labai reikėtų. Geriausia pasikonsultuoti ne su vienu netgi pardavėju. Vat norėjau tą patį pabrėžti, kad vienas iš svarbiausių dalykų aš visada būsimiems savo klientams pasakau, nesilaikykite įsikandę mūsų pasiūlymų. Aš dažnai stengiuosi, kad pasiūlymas būtų atitinkamas klientui ir jisai patenkintų klientų lūkesčius, bet aš vis laik sakau, pasiimkit keletus rangovų pasiūlymus. Ateikit pas mane, galite ateiti be kainų. Prisėskim ir peržvelkim mano pasiūlytą modulius, inverterius, konstrukciją, visą įrangą, teisingai, ir pasižiūrėkime kitų rangovų. Ir aš visada šiuo atveju nešališkai aptarsiu tai, kaip aš iš tikrųjų manau. Ar šis inverteris yra geresnis už mūsų ar prastesnis? Kodėl šitas inverteris yra toksai, šitas yra toksai? Dažnu atveju rinkoje siūlomas yra, tarkim, Huawei inverteris tas pats. Vėl aš apie jį turiu savo nuomonę, ar ne, bet aš nuomonę pagrindžiu tuo, kad aš mėgstu argumentuoti, pasakyti, kodėl aš taip manau. Paimkim tą patį Sungrow inverterį, apie kurį tikrai šnekėsim, nes vienas iš lyderių pasaulyje mūsų akimis ir mums mylimiausias. Ir paimkime tai, kad šie inverteriai turi didžiulius skirtumus. Tiek kainos, tiek nustatymis, tiek atidavimų, paėmimų ir visko kitų, ką jie būtų. Tai visą laiką sakau, pasidomėkit per keletą rangovų, mažiausiai keletą rangovų ir niekada nesirinkite pirmo papuolusio pasiūlymo ir neskubėkite pasirinkti rangovų, o gerai apmastykite, įvertinkite visas sąlygas ir įvertinkite, ar rangovas tikrai įvertino visas jūsų esamas situacijas ir ar pasiūlymą parengė būtent skirtai. Ja, ir čia sakyčiau labai svarbu, ta prasme, pabandyti iškvosti iš to, kas siūlo, ar ne, kodėl jisai siūlo vieną produktą arba kodėl sako, kad kitas blogas, bet nepasitikėti tais žodžiais, nes tikrai mes esam susidūrę su nemažai tokių įmonių, kurios, ta prasme, ne visiškai tiesą sako. Dar būna taip, kad, tarkim, montuotojai yra, ne? Mes lygiai taip pat, neišskirtinis atvejis, ta prasme, pripratę, pavyzdžiui, montuoti Sungrow inverterius. Ir reiktų sumontuoti ten kažkokį, kurio dar niekada nemontavom, nežinau, kokią čia mes nemontavom. Na, taip, bet yra kažkuris, kur nemontavom. Tarkim, kurio nemontavom ir iš esmės, ta prasme, būtų toks, nežinau, čia vėl gilintis, kaip čia tą pajunginėti, kaip čia tą programėlę čia užstatyti, kokie čia tą nustatymai, kurioje čia vietoje jos... Visą laiką galvoti, ar gerai padarys. Naujas daiktas. Tai tas, ta prasme, tau atstumia automatiškai ir natūralu, kad pardavėjas, ta prasme, kuris dirba su tam tikrų produktų, su kuriuo jis įpratęs, jis sakys, šitas geriausias, aš visą... Kiek dirbam, kiek darėm. Tai ne tik pardavėjas, bet dar ir montuotojas. Nes čia labiau montuotojas. Jisai tiesiog parduos, o mes, kai montuojame, mes atsižvelgiam į gerą kokybę. Nežinau, kaip jūs, kolegos, aš asmeniškai vieną daiktą parduodamas galvoju apie ilgalaikį ryšį, ne su klientu. Ir dėl ko aš asmeniškai atsisakau inverterių, nesvarbu, kiek man mokės, jeigu jis yra ne mano norui, aš nenoriu jo montuoti dėl to, kad jis nėra pilnavertis, galbūt tiekėjas visiškai neatsako į skambučius ir klausimus, dėl to, kad iškilus problemų, aš liksiu atsakingas žmogus, kuris sumontavo tą inverterį, nesvarbu, kokios sąlygos bebus, klientas yra visada teisus. Tai man paskui prieš klientą raudonuoti ir aiškintis, kodėl aš sumontavau šį inverterį, bus gana sunku. Todėl aš visada rekomenduoju ir parduodu tą prekę, kurią aš galiu apginti. Apie kurią aš galiu pasakyti gerus žodžius, su kurios tiekėjo aš esu bendravęs, su servizu esu bendravęs, aš žinau, kaip ištaisyti jo klaidas ir galbūt net atsiradus problemam, aš žinau, kaip jas išspręsti.
Tai bendravė ne tik su Šangrau, kaip pavyzdys, esam su daug kuo esam bendravę ir su servisu, ir su tiekėju, bet tas kaip tai bendraujama, kaip sprendžiamas problemas, sakyčiau, čia yra pagrindinis Iš kurių dar dabar atsakymo negavęs. Tikrai yra, ta prasme, tokių, kaip sakant, tiekėjų ar gamintojų ar jų servisų, kur po šią dieną nėra sprendimų tam tikrom problemom. Tai tas, manau, svarbiausia. Tai trumpai apie inverterius nepavyko pašnekėti, bet pasistengsim degant tavo, kaip neišinginti. Tai kalbant, kad neįsiplės nepavyks. Kalbant apie modulius, ar ne, moduliai, kėdukai, rinkoje kalbama, taip, modulis čia yra toks, kitoks, ar ne, mokėkite 30% daugiau, gausite va tokį modulį. Va tokį turiu omeny netiesioginį žodžio prasme, su kažkokiais papildomais riedais, ar ne, va inverteris, mes suprantam, kad jisai turi papildomų dalykų savyje, ar ne, inverteris gali turėti tą, kitas negali turėti to. Kas yra su moduliu? Tiesiai šviesiai, rinkoje yra skirtingų tipų moduliai, kuo jie skiriasi, ką gali vienas už kitą turėti ir kainos kokybės atžvilgis. Antai, tu nenori papasakoti? Skubu, apie modulius. Gal taip paprastai pasakius, dabar tokio esminio skirtumo, kad tarp vieno tipo ar kito tipo, ar vieno gamintojo ir trečio gamintojo. Tada sukonkretinsiu klausimą. Senoji karta modulių ir naujoji karta modulių. Paprastai skirtumas, kainos skirtumas. Kodėl verta dėtis naujesnį modulį, arba kodėl senas modulis nebeefektyvus, arba atvirkščiai efektyvus taipogi. Trumpai, kad žmogus suprastų, nes tikrai žinau, kad sklando labai įvairių gandų. Jeigu konkrečiai apie senos kartos ir naujos kartos, kad žmonėms būtų aiškiau, naujos kartos dažniausiai vadinami N-type arba N-type angliškai, arba dar kitas pavadinimas būna TOPCon. Tai jeigu pamatysit šitas raidelės pavadinimus, tai kaip čia be pavadinsi, tai žinokit, kad tai jau yra naujos kartos moduliai. Tai naujos kartos modulis skiriasi nuo senos kartos modulio? Tai skiriasi. Papasakosiu. Tai skiriasi nedaug. Iš esmės skiriasi tik tai pagrindės sluoksnių sukeitimai pačiam modulyje. Cheminių elementų. Taip, ten yra boro, fosforo sluoksniai, kurie padeda absorbuoti tą saulės šviesą ir ją konvertuoti į elektrą. Tai ten iš esmės pagrindinis pokytis tik tų sluoksnių sukeitimas, nes patys moduliai užgimė taip, kad buvo tikslas juos panaudoti į kosmose, kuomet keldavo kosminės stotis, nežinau kaip čia zondus, kaip čia dar ten. Kadangi ne mūsų niša, tai pasakykim tiesiog zondus. Taip, tai tam, kad tiesa zonduose būtų tam tikra energija gautama pastoviai, nereikėtų tiek daug kuro ir taip toliau. Ir kadangi kosmose nebūdavo oksidacijos, nėra deguonės, tai tie sluoksniai ten nebuvo jiems skirtumo, kaip jie sudėti ir nuo tos pradžios taip iki pat dabar ir tuos modulius taip ir gamino. Ir kažkam kilo idėja mintis, kad tuos sluoksnius šiek tiek apkeisti, nuo to nieks nepablogėja, netgi šiek tiek pagerėja. Ir pagrindinis efektas tai yra, kad jie lėčiau degraduoja ir ilgiau išlaiko savo efektyvumą. Tai jeigu senos kartos efektyvumo garantijos būdavo 25 metai ir 84%, 8,8. Tai naujos kartos jau yra 30 metų ir 84,8% efektyvumas. Tai reiškia ir ilgiau, ir dar didesnis procentas. Kiek naujos kartos? 84 tu paminėjai? 87%. 87, atsiprašau, teisingai. Tai ne tik, kad ilgiau modulis gali būti produktyvus, bet ir po to ilgesnio laikotarpio dar išlieka efektyvesnis nei senesnės kartos. Aišku, būna tokių komentarų, pastabų iš klientų, sako, va, žiūrėk, čia yra senos kartos modulis ir jo irgi efektyvumo garantija 30 metų ir tie patys ten 87%. Bet iš karto atkreipsiu dėmesį, kad tai yra tik tokiems senos kartos moduliam, kurie yra stiklas, tai yra iš abiejų pusių stiklas. Ką tai duoda, kad būtent stiklas neleidžia oksidacijai, tai yra orui, deguoniai patekti į tą apatinį sluoksnį ir dėl to ta efektyvumo garantija ir senesnės kartos būdavo modulių tokia pati ilga kaip ir naujesnės. Bet čia būtent kalbant apie senos kartos modulius, naujos kartos modulyje tai jau yra išspręsta. Naujos kartos iš esmės dabar, jeigu taip jūs sakytumėt, noriu stiklas, sakyčiau, kodėl? Nes nėra visiškai jokio privalumo. Jeigu senos kartos būdavo stiklas privalumas, kad efektyvumo garantija yra didesnė, naujos kartos stiklas
Nežinau, šiaip gal toks moralinis, gal efektas. Tai vat vėlgi, jeigu kažkas iš sakykime, žiūrovų žino atsakymą arba norėtų šio klausimu padiskutuoti, mielai galime priimti diskusijas pas mus ofise, pas mus komentaruose, bet kur jums patogu. Tai tikrai visada mielai apkalbame, tai visada aiškinamės, gilinamės, galbūt kažkurioje vietoje mes galime klysti, galbūt kažko nežinome tikslingai, arba kalbame ne visiškai tikslingai. Tai visada priimam tos pasiūlymus pasišnekėti šiais klausimais. Tai gali būti aš tokį tik tai vieną teorinį, bet praktiškai nepatikrintas reikalas, bet kadangi stiklas dažniausiai dedasi 2 mm stiklas iš viršaus ir 2 mm iš apačios, o vien tik tai vienos pusės stiklo dažniausiai būna 3,2 mm storas stiklas, tai teoriškai kaip ir storesnis stiklas turėtų geriau atlaikyti galbūt ir apkrovas kažkokio sniego ir ten krušas ir taip toliau. Bet iš gamintojų pusės tai dažniausiai nėra skirtumų dėl apkrovų, prasme, kad jos būtų didesnio atsparumo ar mažesnio. Aš vėlgi, kad paprastas žmogus žiūrintis suprastų, apkrova paprasčiausiam moduliui, kokį tu galėtum paimti, yra tokia didelė, jeigu aš teisingai kalbu, kad pas mus, tarkim, Kaune būtent matavus sniego apkrovą, sniego apkrova nesiekia net trečdalių, teisingai. Ketvirtadalių nesiekia. Tai iš principo, jeigu lygint sniego apkrovas tarp modulių, tai nėra visiškai tikslinga Lietuvos klimatui. Tikrai ne, jeigu ta prasme čia ateina irgi lietuviško beros gamintojų moduliai, vieni yra išskirtiniai, jie tikrai išskirtiniai, ten tikriausiai technologiškai bandė taikyti tą ir būtent testus darė specialiai, kad tos apkrovos būtų gerokai didesnės, jeigu tai pažiūrėt visoje rinkoje, ten tarkim yra 5400 paskalių, ne apkrova, jeigu taip žiūrėt apie Kauno reikalavimus, kiek turi atlaikyti, tai yra apie 1200 paskalių. O tas gamintojas sako, mūsų atlaiko 10 000 paskalių. Tai yra vos nedvigubai daugiau negu standartas rinkoje, arba 8 kartai daugiau negu Kaune reikia, Lietuvoje grubiai reikia. Bet manau, gamintojas tai darė tikslingai vienas dalykas dėl marketinginių dalykų. Kitas dalykas yra tokios rinkos kaip Norvegija, Suomija, kur sniego kiekiai nepalyginamai yra didesni. Pabrėžkim šlapio sniego. Šlapio, ten daug sniego gali būti tiek, bet šlapio sniego svoris visiškai. Ir ten nepalyginamai didesni, ten ir 2 metrų gali būti, ir netgi daugiau ten kalnuotose vietovėse, ten 9 metrų galbūt netgi yra sniego, kaip sakant, pusnis. Tai va ten tose vietose, kaip sakant, tas modulis tikrai yra aktualus. Kaip ir apie modulius trumpai ir aiškiai papasakojom, liko ta tokia, sakykime, mažiausiai. Degant tokių smulkmenų, ta prasme, dar be to efektyvumo garantijos, ar ne, apie tas naujos kartos ir senos kartos, tai naujos kartos dar šiek tiek turi geresnius ir temperatūrinius rodiklius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dar tarp kitko dažnai žmonės ir klausia. Tikrai klausia, vasarą būna saulėta diena, saulė aukštai, stačiai šviečia, atrodo giedra. Ir skambina klientai, kodėl man taip mažai gamina saulės elektrinė. Ne kiek mažai, bet tarkim 10 kW saulės elektrinė apsiriboja ties 8 kW. Saulėta diena, kas vyksta? Taip. Tai va čia ir pasireiškia tie vadinami temperatūriniai dalykai. Tai reiškia, kuo modulis labiau įkaista, tai reiškia lauko temperatūra, jeigu yra aukšta, ten 36 laipsniai, ten 35, tuo modulis praranda labiau efektyvumą. Lygiai taip pat kaip ir kabeliuose tekantis srovė, jeigu per plonas kabelis, ta prasme, jisai labiau kaista ir dar labiau, ta prasme, neprateka pro jį elektra. Dėl to dedami stori kabeliai ten, kur yra reikalinga didelė galia, ne? Tai tas pats ir su moduliai. Ir va, būtent naujos kartos, tai yra labai nedideli ten po kablelių skaičiai, jeigu taip kalbant, bet jie bendroji sumoje vis tiek duoda šiokį tokį efektą, ta prasme, ilgalaikį gamybos. Ir dar neišsiplečiant labai trumpai, dėl pačių modulių, naujos kartos ir senos kartos modulių kainų skirtumas yra toks neženkliai, sakykime, toks mažas, kad tiesiog šiai dienai naujos kartos modulį pasirinkti būtų kaip ir logiška, nes skirtumas yra labai minimalus. Dažnu atveju netgi pigesnis modulis šiai dienai. Per kitko pasitaiko klientų klausė, sako, bet jeigu pirksiu naujos kartos, ar jie man atsipirks taip pat kaip senos kartos, arba gal netgi geriau atsipirks, ar ne. Tai kalbant apie atsiperkamumą, tai jeigu trumpuoju periodu, tarkim 5 metai, nes pati elektrinė iš esmės atsiperka ten, jeigu su parama, ten nuo 2 iki 3 metų laikotarpis, ne? Tai jeigu kalbant apie pirmų 5 metų skirtumą tarp naujos kartos ir senos,
ten nedidelis labai skirtumas, nes tas pradinis nusidėvėjimas modelio yra antiek nežymiai skirtingas, prasme, vienos kartos ir kitos, kad nėra ten didelio efekto. Ne? Ypač kai jis atsiperka per 2, 3 ar 4 metus. Bet jeigu mes vertinam jau ten 20 metų laikotarpį, 25 ar net 30 laikotarpį metų, tai vienareikšmiškai naujos kartos atsiperka su kaupu. Tai kitaip tariant, parkams tai yra aktualus klausimas, buitiniam vartotojui dažnu atveju ne, nes vien išgyventi savo namuose 20 metų ne visiems pavyksta ir procentaliai didelė dalis žmonių, ypatingai dabar, pakeičia namus į naujesnius, atsinaujina, parduoda ir taip toliau. Taip, bet yra kitas niuansas, su kuo dažnai tarp kitko ir susiduriam. Tai yra nemažai žmonių, kurie pasistato saulės elektrinę, mes sako, man šiai dienai užtenka 8 kW ir man tiek ir gana, ir nieko čia nereikia. Nieko neprireiks. Ir praėjo pusmetis metai, nusipirko kokį šilumos siurblį ar elektromobilį. Sako, žinot ką, vyrukai, man trūksta elektros. Ir tada reikia papildomai pastatyti dar, tarkim, ten 4-6 įvairiai tas kiekis modulius. Ir čia atsiranda problema. Jeigu tu turi senos kartos modulius, jų jau gamybos praktiškai nutraukiamas, yra gal dar vienas kitas gamintojas, kuris gamina juos šiais metais, bet greičiausiai tai yra paskutiniai metai. Ir norint gauti juos rinkui jau yra sudėtinga. Ir kuo toliau bus dar labiau. Atveju, kaip ir mes susidūrėme savo klientui, už modulį tenka sumokėti netgi ženkliai daugiau nei už naujos kartos. Vien tik tam, kad išlaikyti stogo būklę vienodą, sakykime, ar ne būklę, atsiprašau, o vizualinį vaizdą. Tai vienas dalykas vizualinis vaizdas, kitas dalykas ir patys parametrai, nes kai jungiami moduliai į vieną eilę, vieną ratą, kaip čia pavadinti, vieną seriją, tai jie turėtų sutapti savo parametrais, arba kitaip tariant, jie veiks taip, kaip prasčiausias tas modulis yra visam tam sujungtėm rate. Tai jeigu jūs turite, tarkim, vienus modulius ir nusipirksit papildomai 2 kitus, kurie savo parametrais bus blogesni, tai visi tie senieji veiks taip, kaip jūsų tie naujieji blogesni. Vėlgi paprastai tariant, kad suprantama žmogui, 20 modulių gerų ir vienas iš jų prastas įdėtas į grandinę, įsivaizduokit, kad tas vienas pakeitė visų modulių darbą lygiai grečiai jo darbą. Taip, kitaip tariant, visi 20 veiks taip, kaip jis veikia. Taip. Tai va dėl to naujos kartos irgi verta labiau rinktis, nes tikrai iš praktikos galim pasakyti, žmonių nuomonė keičiasi, dažnai nori pasipildyti, prasiplėsti saulės elektrinės, tai jeigu artimiausius ten 2-3 metus norėsit prasiplėsti, tikrai tų moduliukų dar turėtumėt naujos kartos gauti, vėliau gali būti, kad bus dar naujesnė karta ir vėl tas ciklas. Bet čia vėlgi, galbūt.